Ką tai, Labukas Šaika. Vėl atvarėm į kaimą, turiu pagalbininką Rojų šiandien. Darbuosimės ties paruošimų lentutėm visos šitos patalpos. Tai planas dabar užsikalt plionkę, susidėti ramštukus, lygiai tą patį padaryti pirty ir bus viskas paruošta lentutėm. Tai nėra kada kalbėti, varom dirbti. Ką, plėvelę šiaip netaip susidėjom, nėra įspūdingai tobulai lygo, bet savo darbą atliksi. Dabar prasiklijuojam sujungimus ir dėsim ramštukus. Paskutinis dalykas prieš lentutės, tai labai gerai, labai džiaugiuosi. Jeigu planas pavyks, per šitą mėnesį pabaigsim pirtelės lentutės visas. Ir panašumo bus, kad galim bus jau neužilgai eiti pirtelę. Tai spaudžiam darbus maksimaliai, kad kuo greičiau padaryti viską. Baigėm šiandienos darbus, padarėm viskas, kas buvo suplanuota. Tai aišku, paskubom truputėlį darėm, bet turim pagaliau paruoštą pirtį ir prieš pirčio lubas lentutėm pilnumoj. Tai dabar didžiausias klausimas susiras lentutės. Ir aišku, klausimas jų kaina. O šiaip pasidarbavom, viskas gerai, planas įvykdytas. Realiai iš darbų iki lentučių liko va šitojo vietoje apsišildint truputėlį iš ten van. Apsišildint truputėlį, pasidaryti karkasiuką, kad galima būtų grindys pasidaryti ir viskas. Visur kitur lieka lentutės ir dabaigti elektrą. Tai šiam kartu tiek. Ką, nauja Šaika diena. Turim naują šiokį tokį projektelį. Atvažiavo merginos žaidimo aikštelė šiokia tokia. Tai dabar nuimta čiuožykla, turim va čia dažų, eisim padažyti. Tai planas nusidažyti čianai, o grįžtant
prie pirties pirtelės projektų susidūriu iš tokią problemą, kad 20 eurų kvadratas lentučių kainuoja. Tai, nu, jo, kai reikia 30 kvadratų tik į pačią pirtį, gaunu 600 euriukų, tai plius vinukai, tada. Nu, karočiui, tai dabar šitam reikia dalykui pasitaupyti ir susikaupti, o kol nedarom pirties, užsiminėjom tokiais projekčiukais, kaip dabar rodžiu. Tai šiandienos planas nudažyti namelį bent jau vieną kartą, 2 spalvom. O jeigu dar liks netgi laiko, tai eisim ties lieptų. Nes ties lieptų irgi reikaliukai. Buvau užlėkęs į Dauniškį, nu tiksliau į parduotuvę, pasiklaust kokios kainos terasinių lentų, nu tai... Tai bandysim, nežinau, radau kažkokių senų lentų, gal pašlifuot, kažką paburt, impregnuot ar dar kažką ir bandysim suktis pigiai, nes, nu, viskas remiasi į šituos. O čia pasirodo panašiai kaip su driftu, iš lietuviškos algos sunku pasiskubinti kažkur. Tai va, kol kas tiek. Pastatau kamerą čianai, nu, arčiau, kad bent kažkiek pasimatytų, ką aš nuveikiau. Šiaip, nežinau, einam darbuotis. Gerai, apgavau truputėlį, dar neinam dažyti namelio, o parodysiu, ką nuveikiau praeitą sekmadienį. Tai turim nušlifuotą sieną, terasos, nu kaip, ne visiškai dar, nes turim va tokią problemėlę, kur realiai šitas ir šitas rastas, sakykime, su vienu diskeliu išeina nušlifuot. Tai ant šito netgi matosi, va, kad padegė. Suvariau ant šito rasto, suvariau 6 diskelius. Kodėl taip yra? Rastas sakuotas palyginus stipriai ir greit užvelia, nu matosi netgi, greit užvelia švitrinį. Tai pas mane bulgarkė nereguliuojamam apskom. Kai didelės apskaus, automatiškai viską uždegina ir sušika man visą reikalą. Va, geriausias pavyzdys pasimatys, va. Čia va, sakai vien. Tai va, su jais šiek tiek kariauju. Šiaip viskas gerai. Judam, dirbam, klybam. Pa kažkiek juda. Progresas vyksta. Bet abejoju, kad jau ant gimtadienio spėsiu pabaigti visą pirtelę. Nes, nu, kaip ir sakiau, viskas... Dar teras laukia. Vasaros planas buvo grindys bet nu atgražė. Nežinau, Šaika, jeigu pasišėrinsit su draugais ir kuo daugiau peržiūrų surinksim, galbūt kažkur kažkas norės prisidėti netikėtai. Dar vis nieks neatsirado. Galėtų man va čia va nukast, palygint ar dar kažką. Tai jeigu turit kontaktus kažkur, kažkas nuomoja mažutį ekskavatoriuką, kurį galima būtų lengvai atsivežti, tai duokit žinot, nes išsinuomosiu galų gale ir pasidarysiu pats, nes, nu, jeigu pats nepasidarys, tai nepadarys niekas. Gerai, nekalbėt, varom dirbti. Kągi, pasibaigiau dažyti aikštelę. Tai jokas jokais, bet užtrukau 5 valandas. Tai 2 kartais perdažyta, 2 sluoksniais perdažyta tiek rudais, tiek baltais dažais. Viskas truputėlį pavargau, noriu valgyti ir važiuoju namo. Tai įšokam į sekantį kadrą. Neįsi maudytis, tipo? Tai kaip čia maudytis nevarai? Eik paplaukiak. Tai taip pradedam dar vieną nuostabią pavasario dieną. Ką, šiandienos tikslai paprasti. Dabar šlifuot sieną terasos, kur nedabaigta šlifuot. Ir pasidaryti antrą aukštą, kur turėtų būti, kaip sakiau kažkada, vantom džiaut, sudėti vietą. Tai ten karkasiuką pasidaryti, vatą susidėti ir šiaip dar kažkokių gal mėlučių pasidaryti. Tai
Kodėl nepadarytas lieptas? Vos nemautis galima, lieptas nepadarytas, pirtis dar nepadaryta, tai ką tu čia veiki? Tai nieko, viskas remiasi į šitas va nesąmonės. Ir nėra taip paprasta, pasirodo, viską pasidaryti, kai ateina laikas tom apdailos detalėm, kurios pasirodo brangiausiai kainuos. Einam, padarysim ritualą standartinį, pašersim karosus, šuo jau išsimaudėm, persvilksim ir eisim drimšt sienas. Tai einu uždėdu kaimą krautis, pašeriu karosus ir einam drimšt sienas. Nepaminėjau dar, atidariau jau žalės šienavimo sezoną. Jeigu, matosi, kad čia juostų visokie yra, tai mano traktoriukas senesnis už mane, tai čia nieko keista, kad jis tokiam juostom šienauja, nes susikreipis dėka. Tai tiek. Džiaugsminga, visai faina, kad žaliuoja viskas, realiai savaitės skirtumas, kur prieš tai buvo, kai dažiau tą daiktą ir kaip dabar atrodo, žaliuoja viskas po truputėlį, pagaliau lenda visas grožis vasaros pavasario. Ką, baigiau pagaliau sieną šveist, prasišlavė dulkės visas, tai visai man patinka kaip gavosi galutinis variantas. Dabar tai lieka nusipirkti aliejaus, reikia viską pirmą iškalti lentutėm, tada nusipirkti aliejaus ir viską padengti aliejum eterinį, man atrodo, kur pirtim būna, tai man patiko kaip jis visai atrodo, ką jis daro su medžiu, tai bus viskas ištepta eteriniu aliejum. Šiaip dar pasitobulinau truputėlį, čia laiptelius, nes čia prieš tai buvo dvi lentos tiesiog padėtas, tai dabar tiesiog paprastai jau taip pukšt užžinė. Dabar planas koks, keliuosi į vidų, lauke kaip ir padariau viską, ką norėjau šiandien, dar net darbų prisigalvojau, nes tą užlipimą pasidariau, tai ir man mergom patogiau bus vaikščiot ir šiaip gražiau atrodo. Kągi, dabar eisim va ten man, va čia va tiksliau, tenai dėsim dabar iš kažko reikia susirasti, kokiu aš medžiagų turiu. Darysim karkasą, sudėsim likusią vatą, apšildysim, įdėsim tikriausiai dar pliovelę ir paruošim viską galutinai, kad galima būtų dėti lentutės ar USB plokštę ar kažką kitą tokio, kad būtų tiesiog, kad būtų paruošta. Arba gal net jeigu rasiu kažkokių lentelių ar dar kažką, galbūt net ir kažką pritaikysim. Dedamės lempą į viršų, dedam kamerą į viršų ir einam kažką suburt dar. Tai karkasą kaip ir pasidariau, vatą sudėjau, bet dabar neturiu niekom, kuom galėčiau užkalt čionai šitą karkasiuką mano padarytą. Tai baigiam ties šitos darbus, dėsim matomai dailylentę, tą pačią kaip ir visur čionai bus. Tai dabar kraustumės į apačią, ten reikia dabaigti durų staktos viršų. Tai dabar einu tenai. Įdedam tą balkiuką, biškį pastolius reikia persimest, nes man klius tą balkiuką įdėt. Ir viskas ir ką bus, toliau visą kitą reikia, kur bus tie darbai, kur reikalauja šitų. Eim dirbt. Ką, šaika, tai pabaigiau savo smulkų patobulinimą. Gaunasi dabar tiesiai čia stakta durų, čiuk prisisuka, viskas ledas. Čia realiai biškį vatos gal reikėtų, bet žiūrėsim, gal jeigu rasiu kažkur.
O šiaip tai ką, šiam video, manau, tiek. Manau, sekančiam video bus geresnė nuotaika, nes turėsim jau lentučių ar terasai ar lieptui. Nes daryti tikrai yra ką, bet visur atsimušu dabar į finansus. Tai ačiū, kad žiūrėjai. Šiaip parašykit komentarą, kas įdomu, kas neįdomu, ar aš atsibodau jums, ar neatsibodau. Šiaip standartiškai laikas, subscribas ir iki kito video.